pavyzdžiui, dar, man tai atrodo nenormalu, bet tu gal psichologiškai matai, kaip yra, pavyzdžiui, su moterimis. Jeigu yra dvi žmonos ir viena apie kitą žino, tos žmonos, ar gali būti, kad moteris jom normalu ir jos nekenčia? Ar jos kenčia, bet apsimeta, kad čia viskas yra jėga? Ten jos vartydavo, kad mes ne kaip trikampis gyvenam. Aš tada, kai aš keliauju, tai tada jisai būna su kita žmona, kai aš grįžtu, jisai būna tik tai su manim ir dėmesys tik tai man. Čia apie Olę Nidalą. Ir taip, žinai. Ir aišku, jisai tratindavo ten daug mergų, žinai, salėj, žinai, ten iš salės kitų vyrų. Ten kokią bobą išrūrino kito vyro, tas kitas vyras ten, jeigu kiti net nepyksta, ant tiek avės, normaliai čia net nepyksta. Kiti jeigu pyksta, tai jis sako, baigti, kad čia neprim čia taip asmeniškai. Nieko, kaip tau sekasi, nieko čia neatsitiko, žinai. Ir tiek. Ir, pavyzdžiui, kaip tos moteris, kur jo, pavyzdžiui, dvi žmonos, jos kenčia ar ne? Ar jom, moteris kitaip masto ir jom ten, po barabanu? O, pavyzdžiui, dar, man tai... Toksai klausimas. Tarp klausimų galite užduoti bet kas, bet kada, bet kokį. Jeigu įdomus, mes pavadysim padaryti iš atsakymą. Ir čia matai, dabar matai, kaip žmogus samprataja. Praanalizuos tinklą, bet reikia korekcijas biškai minties, matai, sakė, čia jis turi omeny Olė, koks tai Mygalas, numerė jau biškai, kur siekta buvo įkūrė, Olė, toks kažkoks, gan stambiai siekta buvo įkūręs į Lietuvą, čia atvažiuodavo, sukviesdavo Mikių legionus. Jis ten buvo toj siktai ir matė, kas ten dėdas iš vidaus. Supratė, matėsi, kas dėdas iš vidaus toj siktai ir kaip ten Olė ten tvirkina štuos savo tuos vadinamus klientus, dar kažką ten, supratė. Ir matai, ten daug moterų ten pasidakas. Bet sumoj, matai, klausimas, kaip vyksta kaip ir apie poligamiją. Matai, dabar. Atrodo nenormalu, bet tu gal psichologiškai matai, kaip yra, pavyzdžiui, su moterimis. Jeigu yra dvi žmonos ir viena apie kitą žino, tos žmonos, ar gali būti, kad moteris jom normalu ir jos nekenčia? Ar jos kenčia, bet tu gal psichologiškai. Dabar matai, kaip sampratoja žmogus. Kaip iškart, kaip ir dauguma gal žmonių, nes neprofesionalas, nėra profesionalaus mąstymo. Žmonės skirtingi. Čia matai nuostata, tokio unifikuoto, yra ten ta poligamija kažkokia, ten daugiapatystė ar kokie, ir daugmaž bus vienas variantas, vienas modelis. Bus pačiu didžiausiai įvairuoja, bus ir kai susigyvena puikiai gražiai tos vadinamos žmonas, bus kaip vienas kitas nekenčia, gal ką nors, kas galbūt dažniau net vyksta. Pas mus nepopuliari ta poligamija, kitos išlis yra norma. Tos moterys auga, jos ugdomas jau su besąlyginiu nuolankumu ir žinojimu, kad jos gyvens poligaminėje šeimoje. Tai kaip jos reaguos? Čia, matai, kai kalba vyksta apie sektą, kada padaro tą vadinamą pseudopoligamiją iš mūsų civilizacijos, iš mūsų kultūros moterų, bet reikia turėti omeny, kad yra sektantės. Pas jas yra tas padidintas, paaukštintas paklusnumas, nuolankumas, fanatiškas paklusimas sektos valiai, vadui, kaip liepė taip daryti, suprantate, ten jos būna kaip paralyžiuota valia, nesiginčyti, neprieštarauti, nes tai yra jau baisu. Pats baisiausias dalykas, kas gali atsitikti, tai būti nubaustam atstumtam sektos to vado. Tai greičiausiai sėdės nuolankiai, kaip lieps, kaip pasakys, taip reaguos. Įvairoji didžiulė. Toliau važiuojam, ką sako žmogus. Matai, ar jos kenčia, bet apsimeta, kad čia viskas yra jėga. Ten jos vartydavo, kad mes ne kaip trikampis gyvenam. Aš tada, kai aš keliauju, tai tada jisai būna su kita žmona,
kai aš grįžtu, jisai būna tik tai su manim ir dėmesys tik tai man. Nu, čia apie Olę Nidalą. Sigalas, tipo, Olis va taip, Sigalas, žinai. ne? Ir aišku, jisai tratindavo ten daug mergų, žinai, salė, žinai, ten iš salės kitų vyrų. Ten į kokią bobą išrūrino kito vyro, tas kitas vyras ten, jeigu kiti net nepyksta, ant tiek avys, tipo, normaliai čia net nepyksta. Kiti, jeigu pyksta, tai jis sako, baigti, kad čia neprim. Nu, tai matai, čia kita antra dalis. Mai siekti Olės to Sigalas, kaip jis vadinasi. Paleistuvystė, razratai, kaip taisyklė dažnai vyksta visokiausias psichodelikas. Ir čia matai jau dabar, kaip elgsis ten žmonės. Vien tai, kad jie jau ten atsidūrė, kad jau esti toj sektai, ten būna, gyvena, o jis pasakoja apie kitą pilietį, jau lietuvį, jo pažįstamą, ten toj sektai buvusi verslininkas, sakė, pinigų turėjo, visko daug, viskas, sakė, nachren sunešė, viską atidavė, sunešė, ir sako, aš ten bandžiau dursiu kalbėti, jisai, ką tu čia sako, o ten fanatizmas, ką reiškia, aklas, sakom, tikėjimą, aklas tikėjimą. Nu, mes mokinams, matai, aš skalbiu viską, mes netikim nieko, niekur niekada. Mes tik žinom, ko nežinom, sakom, kad nežinom. Tikėjimas, sakom, yra kvailelio sportas. O matai, o kaip sudogmatinta. Nu, tai peršakam biškį per temas, o tam, sakom, nuo poligamijos. Tad modelių gali būti pačių įvairiausių, pačių keiščiausių. Tai kas dėdasi siektųsi, ten bus savo specifika visada. Kas ten kaip dėdasi. Įdomi ta bus specifika. Matai, ir sakai, ar jos kenčia, ar nekenčia. Jos, kaip žmogus toks, veikėjas, ar kas čia pasakyti, veikėjas, savo vidiniai tikroji, kad jis gali savo meluoti, ką nori, kaip nori, įsijuosi, susikurti, kokius nori pasakas, iliuzijas, kad tik pateisinti savo bet ką. Ir tame tarpe, o tokius nuopolius, dar ką nors. Jeigu žmogus norės, jisai susikurs savo, susifantazuos ir sugebės praignoruoti savo sveiką protą, savo sąžinę. Nes šitų modelių gyvenime matom nebūtinai tokiuose reiškuose, jų pilna visur. Ypač šiais laikais, kai Lietuvai ta visuomenė visa suskaidyta, sukiršinta, kai vyksta prisitaikėlystė, kaip daugybė žmonių eina į kompromisą su sąžinė. Čia tarytum vyksta tokia didžioji atranka, kas nueis pagal supūvusią galvą, kas eis sunkesniais takeliais, kuriais eina nedaugelis.